Mano mielas sekėjas, visai neseniai buvau parduotuvėje ir užmačiau, kad jau viena iš parduotuvių kažkaip reklamuoja, išstato kalėdinės dovanas, taip pat socialinė erdvė yra prasidėjo tokias užuominas, kad iki kalėdų mažiau jau negu 100 dienų, todėl nusprendžiau irgi padaryti tokį video apžvalgą dalykų, kuriuos jūs galite įsigyti pas mane, tiesiogiai parašę man arba užėję į mysticmama.lt svetainė ir ten išsirinkę. Na, o čia tokioje video apžvalgoje norėčiau parodyti, ką aš galiu jums pasiūlyti, kokias dovanas, dovanėlės ar priedus prie jūsų pagrindinės dovanos jūs galite įsigyti, o būtent iš Mystic Mama. Na, tokia nedidelė apžvalga. Bandau parodyti, aš dar paskui, kai kalbėsiu, ir pakalbėsiu ir parodysiu viską detaliau. Taigi, asortimente yra žvakės, yra vyriški papuošalai, yra kvapnieji aliejūkai, todėl leiskite man pradėti šią apžvalgą. Taigi visų pirma, noriu pradėti nuo kvapų mūsų erdvėje. Mūsų erdvė ten, kur gyvename, mūsų ofisai, mūsų namai, mūsų kambariai, tai yra ta erdvė, kur mes jaučiamės užtikrinti, saugus ir tikrai ta erdvė turi skleisti malonų, gerą kvapą. O tai užtikrina, ne visų pirma, gali užtikrinti be abejonės švara namuose, bet tuo pačiu ir smilkalai. Aš galiu pasiūlyti smilkalus, kurie tikrai padaryti rankomis ir atvažiavę iš Indijos, ir galiu pasiūlyti kelis variantus. Pirmieji, tikrai jie yra iš vedinės tradicijos iš Indijos, tai yra smilkalai, kurie gali pasirūpinti jūsų namų ir šeimos apsaugą, nes smilkindami jūs užtvirtinate tokią šeimos saugumą, tvirtybę, tokie. Taip pat tai yra švarių namų smilkalai, netgi taip ir vadinasi, kai mes užtikriname, kad ne tik mūsų grindys yra švarius, bet taip pat ir eteris, efyras mūsų namų yra švarus. Tai būtent šitie smilkaliukai rekomenduoju. Na ir būtent tiems, kurie ieško tokio dvasinio kelio, nori eiti dvasiniu keliu, nori kažkaip paskirti laiko ne tik materijai, bet ir dvasiniam gyvenimui, atsipalaiduoti, pamedituoti, atrasti tuos esminius klausimus. Tai šitie smilkalai, kurie kalba apie spiritual love, apie tokią dvasinę meilę, rekomenduoja. Tai tikrai šitie smilkaliukai yra rankų darbo ir tie, kurie įsigyja juos, tikrai pamato, kad tai nėra tiesiog konvejeriu pagaminti smilkaliukai. Taip pat labai populiarūs ir mano labai mėgiami yra Tribal Soul smilkaliukai. Tai visų pirma, vėlgi, jeigu mes kalbame apie namų erdvės švarą, apie energijos švarą, tai rekomenduoju būtent šituos, tai yra baltasis šalavijas su levandom, ir levandos ir baltasis šalavijas puikiai valo būtent energiją, namų energiją, mūsų energiją. Todėl netgi po sunkios dienos, po stresinės situacijos, konfliktinės situacijos jūs galite uždegti šį smilkalą ir prasivalyti save nuo galvos, viršugalvio iki pat kojų pirštukų, apvalyti, praeiti po visus savo namus, valomės namus. Kai einame, mes, jeigu žiūrime į savo namų duris, mes turime žiūrėti veidų į namų duris ir eiti priešingą laikrodžio rodiklę. Ir taip mes valome, o jeigu mes einame laikrodžio rodiklę, po laikrodžio rodiklę, tai taip mes namus pripildome. Taigi iš pradžių mes galime juos išvalyti,
tą taip pat galite daryti ir su žvake ir paskiau pripildyti jau tą energiją, kokia jums tinkama ir patinka. Taigi šitie smilkaliukai, ir taip pat smilkalai yra be galo didelė pagalba, kai mes medituojame, kai mes dirbame su savo čakromis. Jie nuteikia mūsų protą būtent tą linkme, jie mus atpalaiduoja. Ir čia mano patys mėgstamiausi, tai yra Om Shanti. Be galo skaniai kvepia. Beje, dėl energijos valymo dar turiu vienus tokius, būtent iš Tribal Soul, grinai energijos valymui, tai be šalavijo taip pat ir šitie. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad vieni iš šitų smilkaliukų, pavyzdžiui, kaip mėnulio ritualai, arba kaip pavyzdžiui, jeigu kažkas užsiema kortų skaitimu, tiesiog nustatyti savo protą tam, jie viduje dar turi tokią mini smilkalinę, mini laikiklį smilkalams. Nuostabi irgi gali būti kaip dovana jūsų artimam žmogui arba svarbiausia dovana savo. Taigi Om Shanti, mėnulio ritualai, ypač jeigu sekate mėnulio fazes ir žinote, nemėlėjai, kad kai mėnulis auga, neaugantis yra mėnulis, tuomet labai palanku mums manifestuoti, planuoti, nustatyti savo tikslus artėjančiam mėnulio mėnesiui. Kai mėnulis jau dyla, tuomet geriau susikoncentruoti į visų reikalų uždarimą, pabaigimą, nepradėti naujų dalykų ir labai palanku, kai mėnulis dyla, ypač paskutinėmis dienomis, fazėmis, labai palanku būtent valyti tą mūsų erdvę, valyti mūsų spintas, mūsų kontaktus, žmonės, su kuriais mes bendraujame. Ir būtent mėnulio ritualo smilkalai padės jums ir geriau manifestuoti, ir geriau išvalyti irgi savo erdvę. Tokius turiu, bet šiaip jie visi yra be galo gražus. Pavyzdžiui, pasižiūrėkite, 7 čakrų smilkalai. Be galo graži dovana, viduje yra kartelė apie vieną iš čakrų. Tiesiog puikus priedas bet kokį dovanai, o svarbiausia dovana sau, neskirti laiko sau. Jeigu mes kalbame vėlgi apie tą manifestaciją, ritualus, aš turiu nemažai žvakių, kurios būtent su tuo yra susijusios. Jos yra tokios, tai yra 50 valandų degimo laikas šitų žvakių ir galbūt kažkam pasirodys, kad dėžutė yra tokia nieko ypatinga, bet man ji labai patinka dėl savo tokio ekologiškumo. Nėra nieko, tokio pernelyg blizgaus. Yra paprasta, bet tuo pačiu labai informatyvi. Pasižiūrėkite, ši žvakė, tokia kaip kolba, indas, tai yra vėlgi rankų darbo. Būtent konkreti šita žvakė yra skirta sėkmei pritraukti. Su ametisto kristalais, pasižiūrėkite, ir be galo kvapni, todėl galite ją papuošti savo, jeigu turite altorių, jeigu turite vietą, kur jūs manifestuojat, kur jūs, pavyzdžiui, pabūnate viena su savo mintimis, labai nuostabiai tokios žvakės, pasakysiu dar kokių turiu. Ir vėlgi, tęsiant tą tematiką apie antrinį panaudojimą, tai šita žvakė puikiai po to, kai išdegs, po to, kai ją nuvalysite, galite naudoti kaip vazą arba kaip indą biriems, kažkokiems smulkiems produktams arba savo kristaliukams laikyti. Tokia labai gražus ir graži dovana ir gražus panaudojimas. Tokių žvakių yra skirtų taip pat ir apsivalymui, irgi šitą pradarysiu, noriu jums irgi parodyti, tai vėlgi jūs galite nupirkti žvakę apsivalymui ir prie to paties, prie tos meditacijos, darbų su savimi, pavyzdžiui, 7 čakrų smilkalus. Arba
kitokio pobūdžio smilkalus skirtus, pavyzdžiui, mėnulio ritualams labai puikiai tiktų. Tai vat, jos visos žvakės labai skirtingai kvepia, irgi viduje yra kristaliukai, kuriuos galėsite panaudoti, o po to, kai žvakė sudegs, labai gražios rankų darbo žvakės. Taip pat, tai reiškia, tai yra valymo vidiniai darbus su savimi, vėlgi su spiritual love smilkaliukais gali eiti, taip pat turiu ir laimiai, ir meiliai, ir gausai žvakės, kurias galite panaudoti mėnulio mėnesio pradžioje, ypač palankios yra 5 diena, 10 diena, va tame laikotarpį, kol mėnulis toks tikrai augantis ir manifestuojantis, labai puiku uždegti žvakės, planuotis, manifestuoti ir naudoti savo vizualizaciją, o žinot, žvakė tai yra ugnis ir ugnis tik tais pasistiprina, ne tai, ką mums reikia. Be to, kad sunaikina, kai mes valome, nevalomoja energiją, bet tuo pačiu ir stiprinanti energiją. Taip, keliaujam toliau. Ką mes galime pasiūlyti. Jeigu mes toliau kalbame apie žvakės, turiu visų, absoliutiškai visų, čia neišstačiau, nes tiesiog fiziškai tam neturiu vietos būtent ant šio staliuko, bet turiu visų zodiako ženklų, vat tokias labai nuostabes žvakės. Tai ne šiaip yra žvakė, aš vieną pardariau ir norėčiau jums parodyti. Pasižiūrėkite, tai yra, kaip skaniai kvepia, kvapni žvakė, o tokia labai labai graži, su žvaigždynais ir su pirito kristalais. Piritas nuo senovės yra žinomas tuom, kad jis pritraukia gausą. Tai nuostabiai taip galės jums žydėti ir kiekviena žvakė pagal zodiako ženklą turi tokią į rinkinį įeina ir apyrankė. Pasižiūrėkite iš karaliukų. Ir kvapas, ir patys karaliukai yra būtent pritaikyti zodiako ženklui, visi skirtingi. Tai puikiai gali būti dovana ir taip pat prie zodiako ženklų, visiems zodiako ženklams turiu ir tokius kvapnuosius aliejūkus, kuriuos galite piltis į difuzorius, galite netgi piltis, aš žinau, kai kurie naudoja tos kvapnuosius aliejūkus į robotus, valymo, tiesiog į tą vandenuką pripilti dar šiek tiek kvapno aliejus ir tuomet visi jūsų namai kvepia. Šitie aliejūkai vėlgi be to, kad pritaikytas kvapas, specialus kvapas kiekvienam zodiako ženklui, pasižiūrėkite, jie yra, tikiuosi per kamerą matys, jie yra tokio labai gražaus violetinės spalvos ir ten viduje jie yra kartu su blizgučiais. Ir kai išpila, tikrai atrodo, kad tai yra lygtais tamsus nakties dangus su žvaigždėmis, toks žvaigždėtas dangus, tai tikrai labai toks romantinis ir kvapas be galo malonus. Kaip minėjau, visa erdvė gali jums kvepėti. Dar labiau tokią žvakę jūs galite tokį rinkinį sudaryti, jie gali eiti kartu, jūsų žvakė kartu su tokiu kvapniuoju aliejūku, kaip rinkinys. Tokia gali būti idėja. Taip pat aš fokusuojuosi, kažkaip norėjau, buvo toks nors, tokia būtent idėja fokusuotis į vyrų apyrankės, todėl turiu tik vyriškas apyrankės. Manau, moterims yra be galo daug tų variantų ir pasirinkimų. Ir mes moterims kartais, kai norime atrasti kažką tai ypatingo savo antrai pusiai, tikiu, kad mes galime atrasti ir tai ir tarp aksesuarų, ezoterinės irgi paskirties prekių. Todėl čia galiu pasiūlyti nemažai apyrankių būtent jūsų antrai pusiai. Vėlgi labai kokybiški akmenukai ir su tam tikra, aišku, mintimi. Pavyzdžiui, šis yra
Geltonasis aventūrienas, tai yra apie pozityvę energiją. Juodasis agatas, jis yra be abejonės apie drąsą, apie ryžtingumą ir vidinę tokią, stiprybę. Tigro akis šitokis padovanojo savo sūnums, tai nuo nužiūrėjimų visokiausių kaip apsauga ir vėlgi dovanojantį drąsą. Atkreipkite dėmesį, kad kiekviena apyrankė gali eiti su skirtinga virvutė. Pavyzdžiui, raudona gali būti juoda arba ruda. Skirtingos gali būti virvutės, jau čia rašykite konkrečiai jums. Ir be to, mielos mano sekėjos, noriu irgi pasidalinti tokių ritualų, kurie galbūt ne kiekviena žino, bet būtent dovanodama apyrankės gali juo pasinaudoti. Nerekomenduoju dovanoti laikrodžius, nes laikrodžiai jau ir patikrinta praktiškai. Laikrodžių dovanojimas atneša tai, kad pora vis dėlto su laiku išsiskiria. Bet apyrankės dovanojimas, be to, kad jūs įnešate gerą pozityvę energiją, tą, kurią nešat kartu su pasirinkdama kokį akmenuką jūs norite savo antrai pusį padovanoti, bet tuo pačiu tas pats ritualas, kai jūs savo rankomis uždedat kažkokį tai tokia kaip apyrankė ant to žmogaus riešo, jūs liktais jį susaistote ryšiais ir jau tikrai tas žmogus pirmasis niekada neišeis iš jūsų santykių. Tai niekada nebus būtent jo sprendimas. Be abejonės kviečiu sąmoningai naudotis šitą informaciją, bet kaip ryšių pastiprinimas tikrai puikiai dovana. Be šitų akmenukų irgi yra dar ir kiti, man labai patinka, nes kaip minėjau, nes tai yra tiesiog, jūs galite pajusti, kokios kokybės yra ir pasižiūrėkite, kokie akmenukai. Net čia apyrankės jau tiems, kurie mėgsta, pavyzdžiui, daugiau negu vieną turėti arba kurie mėgsta pamodeliuoti. Tai čia jau tokia graži žalia spalva. Ir gražus akmenukai, iš kitos pusės vėlgi parodysiu, juodas eina kartu su tokia auksinė apyrankė, čia užsegimas eina, čia labai gražus lavos akmenukai, tokia skirtinga, be galo gražiai atrodo ant vyriškos rankos. Dar vienas variantas, kai yra, sakykime, tiesiog juodai žali akmenukai, dvigubi, ir čia yra jau tokia kaip medžiagytė oda susiriša. Čia, kas mėgsta labiau pasižiūrėkti, irgi šitie žali, čia kaip lavos akmenukai eina, labai tokie ypatingi, jie yra kaip kvadračiukai. Taip atrodo. Ir aišku, čia tiems, kuriems norisi skraidyti, jaunimui, sūnums, čia labiau, nepaisant to, kad čia yra kaukolė, bet ji tokia yra labai, labai tokia subtili, labai subtili ir graži. Taip, kaukolės ir toks medžiaga. Tikrai apyrankės skirtos, būtent šitos yra didesnėms rankoms, šitas šiek tiek mažesniam riešui. O tiems, kurie mėgsta, sakykime, tikrai labiau tokia medžiaginė ir odos, tokia simfonija, tai siūlau tokias apyrankės, kur čia ir užrišimai yra ir tuo pačiu yra ir, sakykime, ant gumutės vienas vairas, vairuoti savo gyvenimą. Čia galima labai kombinuoti, galima tik vieną nešioti, galima tik dvi tas apyrankės, kažkokias nešioti, šiandien tokia, rytoj kitokia. Dar parodau greitai kelis variantus yra tokie Tokie.
Ir paskutinis variantas būtent toks. Medžiaga, oda. Tai tai, ką mes galime pasiūlyti kaip dovaną, ne, mūsų antrai pusiai. Dabar turiu irgi čia labai neįprasta, pasižiūrėkite, kokia graži dėžutė, net nenorėjau išpakuoti iš karto. Tai yra būtent tiems, kas mėgsta arbatą. Ne, ir čia tikrai nuostabi yra dovana tiems, kurie mėgsta tas arbatas ir mėgsta padaryti jas šiek tiek, tas arbatos gėrimas, kad būtų šiek tiek sąmoningesnis. Tai čia būtent tas sėtelis, jis eina su žaliuoju avantiūrynu ir tai yra, pradarysiu, aš jums parodysiu, ir tai yra toks grynas, neišlifuotas, pasižiūrėkite, akmenukas, labai labai gražus, jis irgi aišku yra apie gausą. Tai mes taip geriam ir tuo pačiu galvojam, galim manifestuoti, laikas pagalvoti, tai gali būti kaip mūsų toks simbolis, kad tada, kai aš atsipalaiduoju, geriu arbatytę, aš kažkaip tuo pačiu ir savo kalbu apie tuos norus, kokius aš noriu gyvendinti. Tokia nuostabi dovana. Na ir žinoma, mes kalbam čia apie dovanas kitam, bet tuo pačiu tai yra visi šitie produktai yra nuostabi dovana savo, nes kas, jeigu ne mes, pasirūpins mumis ir pasižiūrėkite, čia būtent kalbama apie patį rinkinį, savęs priežiūros rinkinį. Priartinsiu. Į šitą rinkinį eina visų pirma veido serumas su hialurono rūgštimi, kad visada išliktumėme jaunos ir gražios. Produktai pagaminti Anglijoje. Šis būtent rinkinukas skirtas atsipalaidavimui ir labai šaunus yra ir rankų, ir viso kūno kremukas. Vėlgi pasikartosiu, kad tai yra rankų darbas, viskas buvo pakuota irgi rankomis ir čia yra labai labai nuostabus kavos skrabas visam kūnui. Ir žinokite, kvepia tikrai kaip tikra kava, labai gerai pašalinti visas odeles, o mes žinome, kava irgi puikiai veikia ir mūsų psichiką, kavos būtent kvapas. Na ir 3 labai gražios indeliai būtent su jūros druskyte. Išimsiu jums, parodysiu bent jau vieną. Detoksas, tai jūros druskytė, mes į vonę pripildom savo vonę ir įmetam šitos druskytės, kuri puikiai ir relaksuoja, ir detoksą suteikia, ir suteikia mūsų odai tokią švytėjimą. 3 puikiai dovana. Ir dar vienas variantas, tokias panašaus rinkinio. Šiaip nuostabi dovana kokį draugį arba mamą, kuri visada pamiršta apie save, kad prisimintų skirti laiko savo. Vėlgi, parodo iš arčiau. Tai yra serumas su vitaminu C ir tai yra kremukas rankoms ir visam kūnui, tai yra skrabas mūsų kūnui, jaučias braškių skonio. Atkreipkite dėmesį, kad tai yra cukraus skrabas, tai yra tie, kurie turi problematiškus kapiliarus, puikiai tinka būtent cukraus skrabas. Na ir atpalaiduojanti druskytė į vonę, kuri mus ir užtaisys mums energijos ir pasirūpins mūsų nuotaiką. Tokie rinkinukai yra. Priminsiu, kad visus klausimus jūs galite siųsti man tiesiogiai, jeigu jums kažkas įkrito
ne į akį, jūs norėtumėte pasiteirauti detaliau apie prekes, pasirūpinkite dovanomis jau dabar. Prekes galite rasti ir puslapyje mysticmama.lt ir taip pat tiesiogiai rašydami man visus komentarus, aš ir kontaktus paliksiu aprašyme bei komentaruose. Na ką, geros jums gražios dienos ir iki greito, ate!